Biški apšalė, o ten tokie plūduriai žali, vat, kur matosi. Ir kaip susisukti spėjat? Tai dviesi? Tai va todėl ir spėjom susisukti. Sakau, aš dar nežinau, sakau, gal aš ten kredito negausiu ar ką. Dar vieni žmonės važiuoja į darbus. Darbėmetis, o aš irgi. Važiavau pirkti teleskopinio krautuvo, grįžau su traktorium. Čia labai liūdna pasidaro po spalio 1. Dirvožemiai yra visko pilna, bet kaip jį paimti, įdomu. Čia gali eksperimentuoti. Nespėjo gamyklą gaminti, nes aš prieš tai turėjau pieno ūkį. 60 melžiamų karvių buvo, 100 raguočių buvo. Pardaviau karves visas į Lenkiją ir viskas. Viską išsivežė žmonės. Kaip darbymetis pas pačius? Kas dabar ant nosies per darbai? Nenusikūlėm. Dabar greitai va skūsim su lėkštėm, skūsim su naraginiu ir rapsą sėjam, bakterijas purškiam ir šiandien jau išpurškiau, vakar vakare purškiau viską ir kad neatsilikt. Tai dabar toks oras, kad kiaurą parą galit varyti, ar? Ja, kiaurą parą jau sveikata nebeleidžia, nes eiliai stovėdavom. Čia gal 2 savaitės su grūdais. 4 keliesi važiuoji elevatorių, priduodi grūdus, viską, tai nėra lengva. Kaip šitas sezonas pagal rezultatus atrodo kol kas? Žeminės kultūros gerai, galima sakyti, ryštempė, o vasarinės tai liūdnai. Nu, žirniai galvot, žirniai užaugo iki 3 tonų. Vasariniai miežiai 1,5, tik tai liūdnokas reikalas, kviečiai taip nuo 4 iki 8. Nu, ten jau vienetiniai laukai tie, kur buvo 8, sakykim, tonos. Bet buvo tokių keletas laukelių. Tai čia, kur su Kėdainiais ir Pasvaliu galima stumdyti. Ne, vat prie namų ten, prie pat iš vis 50 metrų, kad sakau, kūlėm 9 gal net. Iš 4 hektarų 36 buvo tonos. Bet visumu taip 4-5, taip iki 6. Šitas laukas, vat 15 hektarų čia prikūliau apie 90, netoli 100 tonų. Tai gal nėra labai įspūdingai gerai, bet gavosi 6 geros tonos. Tai čia lyginant su įprastais metais nėra per daug. Ne, lyginant su įprastais nėra per daug kažkas blogo. Gal sausros jau tai buvo, nuteikinėjo, kad neaišku, ko laukti. Galbūt čia pas mus per tą vaškinę brandą buvo toks lietus užlyjo, aš tai galvočiau kažkaip, tai gal tas lietus ir išgelbėjo, užsipildė varpos, grūdas. Ne taip bloga, kaip buvo galima tikėtis. Jo, nes, nu, nežinau, labai buvau nusivylęs iš tikrųjų, sakau, čia nieko gero nebus. Nu, bet kažkaip ištemsim. Supratau. O kaip su pačia technologija, kaip jūs naudojat? Pas mane beariminė, jau 5 metai. Tai plūgai... Aš jo nuo 19 metų. Plūgą turėjau naują, nusipirkau iš Dotnavos projektų, vartomo gerą plūgą metus atidirbau ir arimas patikdavo. Draugas įkalbėjo pabandyti beariminę. Gerai, sakau, nu pabandysiu. 1 metai buvo katastrofiški, šiaudai visokie, liekanos ant paviršiaus. Ten sakau, nu baig, tu keikiu, aš jam skambinu, ten baig, sako, viskas bus gerai. Tu žiūrėk, ne kas tau gražu, sako, kas augalui gerai bus. Nu ir čia buvo dar ir tokių žmonių irgi toks požiūris, sako, čia tau derliai nukris, čia nieko nebus, atsiprašysi, verksi, norėsi vėl grįžti prie plūgo, bet ne. Tai 2 būdais varat, nuo rago ir diskais, ar ne? Jo. Tai čia diversifikuojat pagal laukus, ar kažkaip kitaip? Ne, va dabar sakykim, va suskūsim šitą lauką, čia buvo euforija, žeminiai kviečiai. Suskūsim, sudaiginsim viską, paskui gal nuglifosuosim visus sudigelius ir su nuragu išdirbsim. Ir viskas ir sėjam iš karto. Paprastuoju būdu. Jo, visai labai kažkaip viskas paprastai iš tikrųjų. Drėgmės dabar irgi va čia tikrai pakanka, kaip matot, net vos nelimpa prie kojų, tai labai gražiai va ir dirbas ir... Iškart juoduoja jo. Jo, iš karto viskas greitai va ir dygimas gausis visų pabirų ir viską, suprantat, nu. Biški apšalė, va ten tokie plūduriai žali, va kur matosi, tai pavasarį to šalnos nušaldė žeminius kviečius. Pavasarį. Ne žiemą, bet nušaldė pavasarį. Po tręšimo jau. Nu, gamtos išdaigos, kaip sakyti. Nu, tokios nemalonės iš tikrųjų.
Kiek hektarų darbuojatės? Čia mes Ukmergės 300 beveik. rajone randamės. Jo, Tai viską ir beriminė, viską. lėkštės, noragas ir... Taip, taip. Ir kaip susisukti spėt. Tai dviesi. Tai va todėl ir spėjom susisukti, kad tokią technologiją naudojam. Jeigu reikėtų ar, tai kas gers? Kiek ten per dieną gali suart žmogus berdamas, o paskui reikia kultivuoti, reikia viską, sakykim. Aš dabar, kad ir su noragais, tarkim, jau vat į tokią dirbą, vat, sakykim, galėčiau, kad ir su noragu, su pravažiavę su noraginiu, aš galėčiau sėt. Nes vis tiek sėjimai yra dar lėkštinis įdirbimas ir viskas būtų labai gerai. Svarbiausia yra struktūra galbūt va tą pataikyti, kad žemę sudirbti, nu, ne per kokią drėgną šlapę ten, kai būna, kad... Su orais pataikyti ir žinot, Jo, tada... jo. Antras sezonas, ar ne, su Taip. agromašu ir kaip įspūdžiai? Su kuo prieš tai dirbot? Su Steltechu. Siauresnis? Ne, 4 metrais buvo pakabinamas. O dabar, vat, aš sakau, visą laiką man patikdavo prikabinami ir nežinau, čia ta, vat, kaip firma sakė, nu, pati brangiausia ta buvo komplektacija. Ta, iš tikrųjų buvo labai sudėtinga čia praeitais metais, čia tiesiai iš parodos, iš Agrovizijos atvežiu. Aš dar irgi su Veslavu ten, kai derinau viską, sakau, tai blembaškai, sakau, aš dar nežinau, sakau, gal aš ten kredito negausiu ar ką. Viską, sako, tu gausi, mes čia, sako, nevežinėsim. Tiesiai iš parodos vairuotojas atvežė. Nu. Ir iškart į lauką? Jo, iš karto. Tai paleidimas toks, kad kabinot ant ausų ir pirmin? Taip. O tai pasireguliuot? O ką čia reguliuot? Viskas čia buvo sureguliuota. Nori tik tai aukšti kažkokį kaištį. Čia to reguliavimo nėra, nieko nėra. Nu tai kas čia? Kaištukai. Nu, kaištuką va, ištraukiai, persistatėjai kažką gilius tą ir viskas. Šlangas susijungiai, važiuoji. Ir... Tai skuto jau šitos lėkštės mačiusios hektarų? Hektarų mačiusios vargo ne, nes jos vat visos kai naujos. Niekas neužkabinta, nei medis, nei stulpas, nei ką, koks akmeniukas kitasik pašoko gražiai, vėl nuvažiavo, suamortizavo ir... Tai pasikeitimą kažkokį pajutot darbe? Pasikeitimą. Į prikabinimą, nu. Aš paprasčiausiai matau rezultatą, kur būdavo lengvas skutikas pakabinamas, jis neturi iš savęs svorio. Jeigu gerai, kai va dabar žemė drėgna, o jeigu sausesnė, tai jis juk nieko nepadaro, jis paviršių 5 cm pravažiavo, pajudino. Nu, aišku, galbūt tai nėra blogai, bet nėra ir labai gal gerai, manyčiau. Vis tiek reikia kokią apie 10 gal centimetrų sudirbti, o čia tai kai vėjas važiuoja. Tandeminis volas šitas su formos. Taip. Patenkintas? Patenkintas labai. Formos žiedinis šitas labai geras. Neužsiklijuoja, neužkimša? Ne, nu kas užsiklijavo, šitą vietą tik gal užsiklijavo, jinai... Ne, tu jos ir principas, kad žemė spaustų jau ne. Bet jinai niekas čia neužsiklijavo, būna tik tai, sakykim, toks dalykas, bet tai čia nėra didelė jokia problema, akmuo pakliūna. Būna kartais, kad kovaldas. Būna, kad ir akmenį laukia randat. Buvo žirnieną, suprantat, sėjom į žirnieną posėlį dabar čia, vat, prieš 10 gal kokių dienų, sakykim. Su šitą sėlkytę sėjom viską ir pakliuvo naktį. Nu, nieko neturėjau, parvažiavau namo, bet aš ten ir prie namų buvau gal 500 metrų. Va, dar vieni žmonės važiuoja į darbus. Darbėmetis, o čia irgi rimtos technikos apylinkėse dirba. Čia danai, ne lietuviai. Nesistumdom kažkaip, užtenka visiems vietos ir čia, nu... Bet jo, nežinia, kaip gali nutikti. Gal mažas norės didesnį pargriaut ant šoną. Aš šitaip ne. Nu, o gal didelis sakys, ką tu čia maišaisi, reikia tą iš jis patraukti. Bet kol kas sugyvenat viskas. Nu, kol kas. Kol kas. Vien tik geri žodžiai, tai kas lūžta, kas genda. Ką pamirštat patept, nesureguliuot ir paskui pasigailit. Tepimų čia yra minimaliai. Čia viską sūnus susitepė, ką reikėjo. Lūžta, nepamečiau nei vienos lėkštės, nesubirėjo divėdas golis. Ką čia gali sakyti, kažkoks gal varžtelis tenai pasimetė ar ką ir tiek. Viskas aš patenkintas. Nes šitas modelis jisai ir
prikabinama versija jo Yra. įmanoma, bet pas jūs jau čia, kaip ir minėjot, turbūt jau prabangiausia ir su smulkių sėklų siejama. Čia šitą atskirai pirkau. Bet jau turiu minį Ja. su visais, Mhm. jau su visais varpeliais, turbūt nežinau, ką čia dar galim būti uždėti. Jo, čia goliavietės viskas, nu čia viskas padaryta gerai. Čia padaryta, kad žmogus galėtų dirbti. Aš nežinau, gal kai aš apdirbsiu kokius 2000 hektarų, gal jos ir perluš per pusę, galbūt. Bet tai tikriausiai tai bus labai negreit dar, ar ne? Arba Ir, labai ir, greitai- jau, ir jau vis tiek bus daug darbų nuveikta, nudirbta, gal net nebus ir keista. Nuo operatoriaus priklauso. Kai Taip. moki netrunki. Jo. Ten, kai kiti gal laksto labai smarkiai, aš nežinau. Mes važiuojam apie 12 km su jom. Mums užtenka, traktorius tempia lengvai. Iš tikrųjų, galbūt blogas dalykas nutiko man atveju, kad aš pirmą įsigijau lėkštės ir kažkaip labai netikėtai paskui traktorius atsirado po gal kokių 3 mėnesių. Čia būna ir taip, kad Jo, netikėtai traktorius. jo, nes puola. aš važiavau pirkti teleskopinio krautuvo, o grįžau su traktorium. Čia pas mane dažnai taip nutinka. Ką čia pavyko? Tai galbūt aš būčiau ėmęs 5 metrų lėkštę, suprantat? Aha. Tai, Šeštukas John Deere'as. jo, čia 200 arklius. Ir susitvarko? Tai dar vienas yra. 2 John Deere yra. Ir Nevholandas dar yra. Mažiukas. Purškimam, trešimam, vat, sakykim, labai kažką pakraut, trašas pakraut, iškraut. Susitvarko, tai ką čia nesusitvarko. Kad 200 arklio ir tempia be didesnių rūpesčių. Be. Aš manau, kad gal net ir 5 temptų. Bet gali būti galbūt toks biški iššūkis jam pavasarį ant kokios šlapesnės, drėgnesnės žemės. Gali būti, kad jisai gal sunkiau tvarkytųsi. Bet geriau tegul technika būna neperkrauta, ilgiau tarnaus. Mažiau remontuoti reikia. Taip. Traktorių irgi nėra sveika, kai jisai visas atiduoda jėgas, kiek turi. Perkrautas eina. Turbūt vienaip atrodo technikos remontas žiemą. Tai Jo. turi laiko kiek nori. Ir rugpjūčio vidury, kai jau Jo. žiūri į kalendorių, į dangų ir galvoja, ar spėsi tą rapsą įdėti. Jo. Tai va dabar vis skubinam. Šią savaitę norėtumėm pasėti. Ar pavyks? Galbūt. Kaip žmona klausia, ką šiandien veiksi, sakau, aš nežinau. Nei kur būsiu po valandos, nei kur ką veiksiu po pietų. Taip, Nes čia niekas nenuspėjama. Dirbi dabar čia, užlyjo. Viskas keičiasi, važiuoji kažkokių galbūt detalių, gal kažkokių sėklų, gal tepalų, gal ko. Nu, čia žemės ūkis aplamai yra labai įdomus dalykas, tu nežinai, kaip viskas eisis. Tu susiplanuot gali, kad tu šiandien, vot aš skūsiu visą dieną. Išlys reikalai ir tu turi važiuoti. Plus dar pas mane yra melioracijos asociacija. Kai tie reikalai baigėsi. Tada nebežinai žmogus iš vieno galo į kitą vaikštai, neberandi tokios vietos, ką čia veikti, ko užsiimti, nesipranti. Šepetėlio, lėkštes išsivalom. Tai nusiplaunu, mes viską nusiplaunam, į garažą susistatom, jau priekabos jau vakar norėjom plaut, bet sakom, gal kitą dieną nuplausim, nes išvažiavau išpurkšt bakterijas, kad tos šiaudus biški kažkaip tai greičiau suardytų jos, kad jie gal kažkokią naudą didesnę duotų dirvožėmiui viską, tai vat. Ką, per bakterijas naudojat? Bioverso ten tokias bakterijas naudojam. Neblogas pasirinkimas, kiek girdėjau. Nežinau, iš tikrųjų, pažiūrėsim. Bandymų keliu. Jo, bandymų keliu, nu vis tiek, gal tie daiktai, juk tie produktai, gal jie nėra sukurti ant durniaus. Kažkas Nu, aš taip galvoju. ir įdėjo darbo. Man taip atrodo. Nu, vis tiek kažkaip tai mokslas labai daug duoda dalykų gerų žemės ūkiui. Faktas. Kaip įsisavintas medžiagas visokias iš dirvožėmio. Kaip sako, dirvožėmė yra visko pilna. Bet kaip jį paimti, reikia rasti mechanizmus. Sugalvot. Jo, tai kažkokie mechanizmai va tokie ir kuriami žmogui. O šiaip viską naudojam, kompleksinės trąšas, viską. Aš su žirniais labai eksperimentuoju, iš tikrųjų visokias technologijas. Sėju, aš daug palieku ražienų, sakykime. Paskui vienas ražienas ten su noraginiu pavasarį, kitas tik su lėkštėm. Sėju tą pačią sėklą žirnių, ten stebiu, žiūriu, kaip ten kas gausis. Nu ir įdomu. Čia gali eksperimentuoti.
Tai yra laiko ir juodam darbui, ir edukacijai. Tai dabar ar tik suradus laukelį, kad dar su plūgu pravažiuot, tai būtų išpildyti. Tai pas draugą kokį reikia nuvažiuoti, turbūt. Šiuo metu dabar, kai visi pavargę, tai labai apsidžiaugtų, jeigu dar atsirastų arikas. Entuziastas, kuris parvažiuotų. Jo. Tai sakėt, šiaip visai greitai lakstot su šituo skutiku 12 ir daugiau? Ne, tai 12 aš manau, kad čia nėra labai greitai, bet tiesiog mums to užtenka, aš nežinau, sūnus irgi taip pat važiuoja. Kaip ant sąnaudų atrodo? Juntasi kažkas, ar taip maloniai stebina, ar nemaloniai? Ar tiesiog nejuntat ir atrodo, kad viskas taip ir turi būti? Gal taip turi būti. Gal taip turi būti. Mes apsėjom gal 50 hektarų dabar poselio. Jau kažkas pradeda dygti, jau po kokio gal ten mėnesio ir matysis, kaip ten viskas. Bet aš manau, kad gerai, jinai dabar dar turbūt net neištuštinta iki galo, sakyčiau, ten ko gero. Jinai, jo, dar biški yra ten, koks puskibiris sėklyčių. Tai įsiberėte, ne, kad sudygtų? Jo. Irgi labai iš tikrųjų firma labai maloniai, aš nežinau. Jeigu visas tokios firmos būtų kaip Hegvita, tai, nežinau. Per daug negirkit. Buvo ten problema su jomis, kiek žinau, nespėjo gamyklą gaminti. Čia, tokios bėdos buvo. Jo, bet sakau, Veslavas sako, viskas, sako, Sauliau, rašau, sako, aš tave rašau į eilę ir sako, bet sakau, Veslavai, ar aš tikrai gausiu, nes turiu įsipareigojimus pasėt poselį? Čia yra nejuokingi dalykai. Taip, tas terminas. O kaip taisyklė, pradedi ieškoti priemonių, nelabai. Jo, ir paskui jisai sako, tu įrašytas į eilę. Viskas, būk ramiai. Sakau, gerai, paskui dar buvo čia toks lauko diena Jonavos rajone. Taip. Irgi atvažiavau, irgi ten su Veslavu bendravau, sakau, Veslavai, kaip ar tikrai bus? Pirmadienį paskambink, bus ta dėžutė. Sako, viskas yra ir tikrai bus, sako. Jo, tai įdomi pažintis iš tikrųjų, užsimezgė su ta Hegvita, nežinau. Prasidėjo viskas, sakau, nuo to skutiko viską ir... O tai iš kur sugalvojot, kad agromašo reikia, ar nebūtinai agromašo, bet vis tiek kažkaip Nusipirko draugas. Čia kaime irgi, 3 metrų, pakabinamas skutikliuką. Nusipirko, jisai labai džiaugiasi visą ką. Kažkaip taip lemba, pasižiūrėjau ten tų kitų firmų, ten tokios ir kainos biški siaubingos. Nukrečiančios iš tikrųjų, tikrai, rimtas dalykas. Čia kažkaip pasiskambinau, susipažinom su to Veslavu, pasirodo jis irgi ūkininkas ir jis galbūt dėl to labai gerai supranta ir kitą ūkininką, kaip pats ūkininkauja. Tai, nežinau, mes dabar būna net paskambina jisai, ar aš paskambinu jam, sako, kaip sekasi, ką veiki, ką žinau. Čia, taip. Va ne tai, kad pardaviau ir pamiršau tave, ar ne? O yra, ir dar kažkas yra tarp žmonių, taip ir turėtų būti, kad, sakykime, ne vien tik parduoti reikia, bet reikia ir išlaikyti žmogų ir sugebėti. Ir dėžutę užsisakiau tada agromašo. Viskas užsidėjau, tik kopėtėlių, nespėjom uždėti. Aš nelabai įsivaizduoju, kas čia gali sulūžti iš tikrųjų. Tai vis tiek, lankstai iš lėto, išlankstai irgi gražiai viską. Aišku, jeigu tu ten per tokius akmenis važinėsi, kai avino dydis, tai, kažkas turi nutikti. Turi tada nutikti. Stulpai viskas, jeigu užkabinsi, tai vėl nereikia, peikti. O tai iš ekspozicijos, o iš... Jo, jis dėvėtas. Čia 5000 valandais pravažiavęs. Bet vaizdelis tai atrodo, kad nesuvargęs jisai. Ne. Ar prižiūrėt, ar ir pirko tokį gražų? Dabar jisai jis prižiūrėtas, jis dar neplautas šiemet turbūt. Tai, bet jis labai tvarkingas, tik tai, kad padangos labai jau tokios. Į pabaigą? Jau. Bet čia dar be automatinio vairavimo pas jūs? Be. Negalvojat apie? Galvojam. Tai viskas ten paruošta. Bet navigacijos. Iš rankos apsiskuta viskas. Taip. Bet žinot, kaip būtų smagu, tiesiai linija. Tai, aš kaip pažiūrėjau, kaip ten Petras maloniai dirba, jis ten liniją nuvažiavo, kiek 2 tada praleido, tas gražiai vėl tik apsisuko ir vėl važiuoja. Tai būtų proga YouTube žiūrėti, bedirbant jau pasistačius vietoj terminalo planšetę. Jo, būtų. Ateitis nieko. Tai ne šiemet, kitąmet, čia žinot.
Neplanuotai kaip ir savo. Draugas irgi čia va toks, kaip tik vat netaliesi gyvena, vakar kaip tik šnekėm, sako, blemba, kaip norėčiau automatinę to vairavimą, sako, kaip gerai laukai, kaip gražiai susidirba viskas, nu, jokių persidengimų, nieko, taigi čia net nepastebi, kaip pusę metro važiuoji. Taip, visiškai. Nu, ir paskui... O per dieną tų po pusę metrų gali būti ir 50. Taip, taip. Dabar jo, nes aš prieš tai turėjau pieno ūkį. 60 melžiamų karvių buvo, 100 raguočių buvo. Tai kas privertė padėti tašką pienininkystėje? Galbūt tasai visiškas nesiskaitimas su žmogumi. Visiškas nesiskaitimas. Tu niekas ten esi. Jie numirt tau neleis. Tikrai. Jie tave labai stebi, kaip po padidinamo stiklo. Jie stebi tave, kiek tu gali, kada tu jau būsi ant ribos. Ir tada 2-3 centus dadėjo. Tada vėl liktai tau biški. Ir visą laiką jie taip. Nes aš buvau Ukmergės rajone didžiausias pienininkystės, turbūt, būsiu nekoklus, pasakysiu, kad didžiausias buvau entuziastas ir sakiau, kad čia šita šaka niekada nesubirės ir nesugriūs. Bet čia tik bėgt reikia, ko gero. Nu tai čia viskas per supirkimo kainą. Taip, nu tai bet nesiskaitimas, supranta, ten, nu, ten baisus dalykai. Tai ką, tada uždėjo tašką pienui. Taip, ir javus? Pardaviau karves visas į Lenkiją ir viskas. Viską išsivežė žmonės. Ten pasirodo visiems visko reikia. Ir mėšlo kratytuvo, ir pašarų dalytuvo, ten viską išsivežė. Viską, ką turi, pieno linijas, viską išsivežė. Ten visko žmonėm reikia. Tai vadinasi, yra sąlyga žmonėm dirbti. O pas mus naikinti reikia. O čia ramiau, vat, atidirbi, nuo spalio 1 vat, ir išeini atostogų. O ten žiemą vasarą žmogus dodi, nei galo, nei pabaigos. Bet nuo spalio 1 ir sakot, nagai niešti paskui iki pavasario. Niešti pasikasam. Turim hobių biški tokių, va ten irgi, tai pasidarbuojam. Tai pražiemojat ir ką pavasaris ir vėl. Technika jau būna pakaustyta. O ką technika? Technika būna nuplauta, nieko čia daug remontuoti iš tikrųjų nereikia. Visa ta technika yra daugmaž apynauja. Užsikabinai, pasitepė ir išvažiavai. Viskas.